Silver City parduotuvė netaip seniai pradėjo prekiauti visiškai nauja produkcijos linija, kuri skirta įvairioms dekoravimo technikoms. Tiems, kam patinka tapyti ant šilko ar tekstilės, keramikos ir stiklo dekoravimas, tapimas akriliniais dažais ar dekupažas, čia ras visas tam reikalingas priemonės. Silver City parduotuvėse nesenai atsirado dekupažo prekės, kur galima dekoruoti įvairius daiktus. Turime gausų pasirinkimą dekupažinio popieriaus. Yra dideli motyvai, kur galima dekoruoti ant didesnių paviršių. Medinės dėžutės, keramika, šilko tapimas. Pas mumis yra šilkas, 100%, galima patiems pasidaryti skareles, turime šilkui dažų, visa paletė yra. Yra ir su kontūrų šilkas, kur tik tais išsitempusi šilką galima nusipiešti patiems. Žinoma, laukiami čia ir naujokai, niekada nebandė tapyti ar dekoruoti. Silver City parduotuvėje organizuojamos dekoravimo pamokos. Būtent šiandieną mes mokinsimės dekupažo technikos. Tai Jurgita, ką mes šiandieną darysime? Matau ant stalo įvairių dažų, labai gražaus popieriaus, dėžutė, klijų. Ką gaminsime? Tai mes šiandien dekoruosime dėžutę, pasendinsime dvikomponenčių laku, darysime iš dekupažinio popieriaus, karpysime, mes jį biškį padeginsime, pasendinsim popieriuką. Tad ir pradėsime. Dekupažą galima daryti ir ant senų baldų? Taip, galima dekoruoti ir senus baldus. Prieš dekoravimą reikia tik nušveisti laką seną ir galima dekoruoti seną daiktą, atnaujinti. Jamame akrilinius El Greco firmos dažus, jie yra vandeninio pagrindo. Čia mes spalvą pasirenkame tokią? Pasirenkame, kokią mes norime dažutės spalvą. Ir tepame viena kryptimi. Akriliniai dažai yra tuom geri, jie yra bekvapiai. Jie yra vandens pagrindu. Net vaikai gali, taip? Taip gali vaikai nedirbti. Dažus tepame 2 kartus. Kol mums dažai džius, mes įsikarpysime dekupažinį popierių. Į dekupažinį popierių reikia pamirkyti 10-15 minučių. Ir mums nudžius ir dažai, ir paminkštės popieriukas. Aš jums parodysiu, kaip galima apsideginti, pasendinti popierių. Dekupažo techniką galima atlikti ant bet kokio paviršiaus – stiklo, keramikos, medžio. Štai mes pasendiname moterį, kurioje klijuosime ant dažutės. Ir dabar mes jį pamirksime 10-15 minučių į vandenį. Pamirkiusi popierių, mes jį nusisausiname iš abiejų pusių. Imam akrilinius klijus ir šitą popierių tepame iš blogosios pusės, nuo vidurio link kraštų. Popierių uždėjus, perbraukiame pirštais, kad gerai prisiklijuotų mums visi krašteliai. Ir užtepame klijais ant viršaus. O kam yra reikalinga ant viršaus dar tepti? Šitas popierius yra storas ir jį reikia užtepti ir ant viršaus. Šilkinis popierius tepamas, jisai yra plonas, jisai tik tai tepamas yra ant viršaus. Jo nereikia iš abiejų pusių tepti. Kai nudžiūna klijai, jamame dvikomponentį sendinimo priemonę, Antika 1. Tepame visą dėžutę Antiku 1. Pirmas žingsnis čia bus. Tepame gausiai. Jis turi pasidengti visas. Šitą dėžutę visą turime apgaubti. Ir viską darome viena kryptimi. Ištepusi visą dėžutę vienkomponenčių Antika 1, jisai turi palikti skaidrus. Džiūvimo laikas yra 2-3 valandos, džiūsta, galima pagreitinti ir džiovintuvu.
mes dabar tipsime antrą dalį, antikas 2, mums jisai duos įtrukimus, susenins visą dėžutę. Išžiūvus mums antros sluoksnį, atsiradus įtrukimams, mes juos išryškinsime. Įtrinsime pastą Dekomanijos firmos. Dėžutę reikia trinti nuo kraštų link vidurio. Jeigu yra motyvas moters atvaizdu, ant veido geriau netrinti, nes nelabai gražiai atrodys. Tiesiog imam su piršteliais ir triname dėžutę. Įtrynus pastą, pastos perteklį nuvalome su specialia emulsija. O sakykite, būtinai su šitą emulsiją reikia nutrinti, ar galima tiesiog su kempinėlės skudurėliu nutrinti? Ne, tik su tą emulsiją galima. Nuvalius pastos perteklių, mūsų dėžutė, kaip jinai jau yra ir pasendinta, tai mes tik tais užbaigsime, nulakuosime akriliniu laku. Štai dėžutė mūsų baigta, tai lieka tik prisukinėti varžtelius. Jeigu savo artimam žmogui norite padovanoti kažką originalaus, ko jis dar neturi, tuomet padovanokite savo rankomis sukurtą meno kūrinį. Naudojant dekupažo techniką, jūs galite dekoruoti bet kokį daiktą ir naudoti savo nuotrauką. Taip pat papildomai papuošti įvairiomis detalėmis. O jeigu jums trūksta idėjų, Silver City parduotuvėje yra gausu knygų, kurias pavartę tikrai pasisemsite idėjų. Čia rasite knygų ne tik dekupažo tema, bet ir keramikos dekoravimo, tekstilės tapymo bei kitų dekoravimo technikų.